Sėda. Pirmiausia, kultūra ugdo kultūringą pilietį. Ir jeigu tai mums pavyktų padaryti, turėsime ir kultūringą kultūros žmogų, ir mediką, ir darbininką, ir kas taip pat svarbu, kultūringą politiką. Šiandien šita vertybė mūsų politikoje yra didžiulis deficitas. Kalbant apie kultūros indėlį, taip, pagal atskirus tyrimus, kultūros indėlis į mūsų bendrąjį vidaus produktą yra 5,6% 14 metų duomenimis. Gauna kultūra iš biudžeto 0,7% bendrojo vidaus produkto. Štai kokie mainai šiandien mūsų šalyje. Kultūros eksportas. Mes šiandien nemokame pristatyti savo kultūros pasauliui. Mes nemokame pristatyti Čiurlionio, kuris yra mūsų kultūros pažiba. Nesugebame pavadinti mūsų Vilniaus oro uosto Čiurlionio vardu, darome visokiausias kliūtis. Nepastatome tautos namų ant profsąjungo kalno. Mes daug deklaruojame, bet labai mažai padarome. Turi būti pagaliau pokytis šitoje srityje.